Sveiki atvykę prie Nacionalinio Kauno dramos teatro, seniausio profesionalaus teatro Lietuvoje, 2020 m. gruodžio 19 dieną švenčiančio savo 100-metį. Pastatas, kurį matote, nėra pirmieji šio teatro namai. Pirmasis spektaklis Joninės, kurio premjeros data ir laikoma teatro gimtadieniu, pasirodė dabartinio Kauno valstybinio muzikinio teatro scenoje, kur dramos trupė glaudėsi kartu su operos ir baleto artistais. Tarpukariu šioje vietoje buvo garsusis Metropolitan kino teatras, į kurį 1959 metais ir persikraustė drama. Senasis kino teatro pastatas nėra išlikęs, jis buvo ne kartą perstatytas, rekonstruotas, kol tapo tokiu, kokį matome šiandien. Tačiau pasakojama, kad teatro koridoriais vis dar klaidžioja buvusių teatro savininkų šešėliai. O dabar paėjėkime šiek tiek Soboro link, iki dešinėje esančio praėjimo į vidinius teatro kiemus. Štai čia ir prasideda teatro 100-mečiui skirta paroda Teatro galerija 100. Asmenybės kuria istoriją. 100 metų, daug ar mažai. Žmogui tai būtų įspūdingas skaičius, žmonijai akimirka. O teatrui sudėtingas iššūkių pilnas kelias nuo dramos vaidyklos iki nacionalinio teatro. Istorija, kurios herojai ir iškilūs menininkai, ir nematomi užkulisių darbininkai, ir žiūrovai, be kurių joks teatras neįmanomas. Šių metų Nacionalinio Kauno dramos teatro sezono šūkis skelbia: asmenybės kuria istoriją. Šioje parodoje nerasite nuoseklaus chronologiško pasakojimo apie 100-mečio įvykius ar asmenybės. Čia rasite šiuolaikinių menininkų darbus, kuriuos įkvėpė teatras. Čia rasite praėjusio laiko šešėlius ant šiandienos sienų. Čia rasite įspūdžius, atspindžius, interpretacijas, praeities ir ateities vizijų sankirtas ir galbūt pačią esmingiausią teatro tiesą. Akimirkos čia ir dabar žavesį.